Papasakosiu, kokie matmenys reikalingi moduliniam namui, kuris susideda iš dviejų modulių. Tai vat, šitas aukštis nuo šito taško iki pat apačios yra 5 m 20 cm. Lygiai tas pats šitame modulyje. Einam prie ilgių ir pločių. Ilgis 6 m 20 cm, o šita dalis. Plotis 465 cm, tas pats plotis 465 cm, o ilgis šito namo, šito modulio 4,7. Tai šito 4,7, šito 6,20. Dabar pasižiūrėkim, koks išplanavimas. Reiškia, stogas nusiimamas, bet jis iš tikrųjų modulį, aišku, pritvirtinamas yra. Bet čia nusiimamas dėl to, kad parodyti išplanavimą. Reiškia taip. Preliminarus matmenys. Vidiniai. Mastelė visur yra 2 cm 1 metras. 4 metrai plotis. Čia kažkur tai, reiškia, 4 metrai 20. Vidus. Dabar pasižiūrim, kaip jis susistato. Dar susistatomas va toks elementas. Dabar visumoje, kai susidės va šitą salę, matoma, ne? Salė, va jinai salė šitą. Salonas virtuvė. Tai yra 4 metrai ant kažkur tai 5,20 grubiai. Nes dabar nedetalizuosiu visų tokių smulkių matmenų, bet sakau, 4 metrai plotis, kažkur 5 metrai 20, 5 metrai 10, 5,15. Čia yra 3 metrai 10, 3,15 ant 4. Tai apie 12 kvadratų, 12,5. Čia 2 metrai sanitarinis mazgas ant 2,20 kažkas tokia. Galbūt beveik 2 metrai, 1,90 m, 1,80 m ant 2. Tiesiog, nenoriu dabar dėti liniuotę ir visur arba braižyti, čia detalės. Čia durim tik įeiti tas, bet koridoriukas yra 2,70 grubiai ant 1,5 ir ten viena dalis didesnė. Va, matot, kur eina koridoriukas, kai jis susijungia. Va. Įeina pro čia. Koridoriukas vienu metu yra 1,5, kažkur 1,5 metro ant 1,5, paskui jisai tampa didesnis. Va, platesnis. Bendrumoje jisai yra apie kažkur tai 2,5 ir vienoje vietoje 1,5, kitoje vietoje jisai iki 1,70 m. Toksai koridoriukas. Iš jo įeina įėjimas į saloną, va pro čia įėjimas. Ir iš jo įėjimas į miegamąjį kambarį ir į sanitarinį mazgą. Toliau, žiūrim jo vizualumą iš visų pusių, kaip jis atrodo. Kodėl jis yra tokių matmenų? Taip, aš žinau, turi būti palyda. Klausimas, kiek vieni paprašys, kiek kiti paprašys. Esmė vizualumas. Anksčiau moduliai iš vis buvo be šlaitinių stogų pirminiai, arba iki šiol yra dauguma su mažu šlaitiniu stogu. Žmonės nusipirka svajonę ir iš tikrųjų ta svajonė, manau, turėtų atrodyti kaip klasikiniai namukai. Nes vis tiek grįšim prie klasikos ir tie langai dideli galbūt sumažės per laiką. Va, žiūrėkim, kaip atrodo. Tikslas buvo pasiekti
Tikslas buvo pasiekti tokio klasiškumo ir, reiškia, vizualumo. Dėl to reikia, kad fasadas būtų va šitoj vietoj, iš šitos pusės, kur sueina šlaitai. Nes šitas, reiškia, aukštis, jisai tampa toks, namas tampa toks didesnis, rimtesnis. Jeigu mes, sakykime, būtume čia darę fasadą ir fasadinis plotas būtų žymiai mažesnis. Gerai, dedam ant fūros. Štai fūros platforma 11,5. Nu, sakė, turi būti 11. Nu, pažiūrėsim, kokią pas vienu kitų platformą, bet norėtųsi, kad būtų 11,5. Nu, tai kągi. Dedam ant platformos. Gerai, dedam ant platformos. Pradžioj va šitą. Lygiai, taip per viduriuką, prie pat. Taip, ir dedam šitą. Kažkokia turi būti atsarga, nebūtinai lygiai 11,5. Matomai reikia vis tiek, kad neužsikabintų stogo kraštai. O čia matot, aišku, čia gražiai taip viskas atrodo, bet realybėje turėtų būti galbūt ne 11,5, daugiau. Ant kiek ta platforma gali išsiskleisti. Tai va, pasižiūrim, kas pas mus yra. Šitas elementas jis bus vežamas atskirai, jisai mažas, 1,5 ant 1,5 ant 5. Tai va, visą tai atrodo va taip. Esmė, ant sklypo turi būti dvibutis namas, sublokuotas tiesiog namas, tiksliau, sujungtas arba sandėliuku, arba kambariais. Dabar yra 2 kambariai šitame name ir dedu toliau ir parodau kokią galutinę idėją. Galutinė idėja štai tokia. Taip. Nesinori stumti sujungimą arčiau, kad matytųsi daugiau fasadinės erdvės. Nes čia, tarkim, bus medeliai, tam tikri medeliai, ir bus kiekvienas, čia 12 metrų tarp šito krašto ir šito krašto. Čia dar vienas kambariukas. Bet ar tai bus iš karto sujungimas gaminamas, ar vėliau, ar bus tik tais nuo vieno namuką be jokių sujungimų ir paskui prieita prie antro namuką ir sujungimų. Dabar pasakyti negaliu. Esmė, arba bus pastatyta kažkokiam tai laiku va taip, arba bus, kaip rodžiau, taip, iškart su sujungimu. Čia vienas kambariukas ir parodysiu va šitoj vietoj iš salono yra išeiti per koridoriuką į miegamąjį dar vieną. Čia tik tais durys nebuvau padaręs, nes nežinau dėl stiprumo, kaip čia reikėtų daryti. Kol kas taip galvoju, nes šitoj vietoj turėtų atsirasti durys. Bet kaip dėl standumo ir konstrukcijos stiprumo. Kadangi čia nėra vidinės sienos, ar reikės papildomą balkę, aišku, stogas sustiprina, ar reikės tik šitoj papildomą balkę, ar reikės dar šitoj vietoj papildomą balkę, bet kad durys galėtų būti šitoj vietoj. Šitą aš nežinau, kol kas yra diskusijų klausimas. Arba kitaip reikės sustatyti šitos sujungimus. Turiu minčių, bet kol kas žiūrim. Kodėl yra idėja daryti namuką pradžioj 2 kambarių? Tam, kad žmonės, ypač jauni, galėtų įpirkti šitą namuką ir, reiškia,
vatos storis visur 250. Su tikslu, kad pagal projektą būtų dadėjus kažkiek vatos priklausomai ar tai stogas, ar tai sienas, ar tai grindis, kad būtų A++. Jokių kitų, kaip sakant, pagal projektą dabar nebegalima ir tiesiog reikia taip ir projektuoti, kad šiuo metu taip, o dadėjus žmogus turės, kiek ten reikės dadėti, ar 5 arba 10, turės va šitą plius. Karkasas, o tokia istorija. Tikslas, kad žmonės galėtų įpirkti ir kad jeigu namas pradžiai būtų be šitų sujungimų, reiškia be šitų kambariukų vienas arba du namukai, va, kad tai visumoje atrodytų labai tokie solidus, kaip sakant, sklypas su 2 namukais ir kvadrato pavidalo su dideliu fasado plotu. Kitoks išdėstymas reiškia žemas stogas arba siauras ilgas modelis, tai reiškia jau 2 vežimai gausis, tai geriau sumokėti už tą palydą ir gauti tai, ką norima. Ir, reiškia, žmogus per laiką galės, sakysim, dastatyti pagal savo projektą, taip kaip jam priklauso, dastatyti ir, reiškia, užbaigti. Gyventi galima ir ne 100% baigtumo name. Tai vat, štai tokia yra idėja. Tokia yra idėja. Galbūt pradžioj reikėtų pradėti nuo vieno namuko, šiaip toks būtų kuklus variantas, nuo vieno namuko, kurių matmenys aš parodžiau.